Nu, tai kiek tau metų? 526. Žmogus tiek negyvena. Aš ne žmogus, aš vampyrė. Dažniausiai užkalbinu, mes nueiname kur nors pasikalbėti ir, kur nieks nemato. Ir aš įkandu į kaklą. Dirbate kaip trenerė gal? Taip. Bet jūsų anketoje parašyta, kad jūs nekenčiate vaikų. Tai tikriausiai, jis mažas ir jis labai užknisa, jo balselis toks plonas ir tada šlykštus. Tiesiog šlykštus. O jūs žinote, dėl ko čia atėjot? Darbo ieškau. Man patinka taip užsimot ir tada su kojyte taip per galvą daužt. O jūs kartais pati išgeriat? Kartais reikia. Vieną kartą esu pavogęs autobusą. Kodėl tavęs tėvai nemyli? Dėl mano būdo, nes aš toks chuliganas. Chuliganas. O tu muštis mėgsti? Reikia. Ar galėtum nustumti žmogų nuo tilto arba išmesti iš mašinos? Galėčiau pabandyti. Aš turiu traktorę, 20 vištų, porą ten karvių, ir vieną kiaulę, mano vyras. Sakykit, o ką tas jūsų kiaulė vyras daro? Geria visą naktį, man reikia visur tvarkyti, jis tinginys, aš tau sakau. O jūs savo vyrą galėtumėte užmušti? Tai prašau, aš nekenčiu tą vyrą, eina savo, jis mane nervuoja linksmai. Nereikėtų man pamokėti, nemokamai galėčiau. Tai tiesiog vieną kartą ėjau ir pastebėjau valytoją, kaip jis valo ir tada aš toks, galim būti valytoju O gal galite papasakoti atvejį, ar esate nužudę žmogų? Esu vieną kartą, kai atėjo girtas vyras į tūliką, kol aš jį valiau. Ir ten buvo aiškiai parašyta, kad dabar į tūliką negalima eiti, nes ten balo. Ir vis tiek atėjo. Ir jis buvo tiesiog brovėsi pro mane, aš sakau, negalima, dar ten neišvalyta. Ir aš tiesiog turėjau padaryti ką. Trenkiau, skrido apie sąmonės, daugiau nebežinau kas buvo. Jo. Iš tikrųjų nelabai žinau, ką čia reikės daryti, bet aš esu visur gera. Dainavimas yra mano gyvenimas. Priklauso kiek jūs mokėtumėt. Nes galiausiai, kai prisirišu, tai galiausiai atsirišu. Tiesiog atsibosta. Esu Olivija Vyšniauskaitė. Jo treniruojas kelinėju svorius, bet atsispaudimų gal nedarau tiek daug. Ko čia sėdi kaip agurkas? Prisistatyk. Atsiprašau, tai aš esu Tomas, aš dabar esu Kauno kultūros mokytojas, tai tiek apie mane reikia žinoti. Bet jūsgi meluojat. Jūs esate išmestas iš mokyklos. Jūs kabinėjotės prie mergaičių. Ne, čia tai nežinau, iš kur jūs gavote šitą nesąmonę. Gerai. Kažkas buvo, bet aš negaliu sakyti, kad taip lygiai buvo, kaip jūs manot, bet, O dėl ko jūs dažniausiai muštate savo mokinius?
Nu, jeigu reikia, jeigu jie nesportuoja. Nu, aš turėjau lazdą tokią. Tai... Pas jumis mokykloje yra toks Antonukas. Skandalai, kad vagia, namų darbų nedaro, bėga iš namų. Nustumtumėt jį nuo tilto? Sutvarkytumėt su tokiu darbu? Čia tas iš 7 klasės. Tai jo, galėčiau. Jisai vieną kartą man spyrė per šikną, tai manau, kad galėsiu jam atgal dabar atsikeršyt. Nu ką, sveikinam, jūs priimtas. Tradiciškai, dalgiai. Šitą turiu nužudyti pirmą. O po to žiūrėsim, kaip bus. 700 kaip sutarta. O kur gyvena, susirasi pats. Tai jo, supratau. Aš esu Giltinė ir man labai reikia surasti šitą mergaitę. Ir jeigu jūs man padėtumėt, aš labai dėkingas būčiau. Nu, atsiprašau, man reikia, kad... Sveiki. Taip, tai aš esu šitą Giltinę ir... Jūs čia biškiai išsitepus. Čia tik kraujas, aš neseniai pusryčiavau. Tai imkit. Ačiū, bet man rodos, aš taip daug geriau atrodau. Nu gerai, bet man vis tiek reikia surasti va šitą. Gal matėt ją kur nors? Ne, aš tokių liesų nevalgau, čia ne mano skonis. Tai gerai tada. Ačiū. Ką čia darai? Ką vagi? Duok. Fui, kas čia per nesąmonė? Dabar sakyk man, kur? Aš nežinau, aš nesidomiu jaunomis merginomis, bet ten boba kerta mišką, jinai viską žino. Kur? Kokiam miške? Ten. Gerai. Labą dieną. Žiūrėkit, aš ieškau šitos gražios panelės. Jaunuoli, nedomina manęs tos tavo panelės, matai, kad sunkiai dirbu. Gerai, bet suprantat, aš esu Giltinė ir man reikia ją surasti kitaip. Halloweenas seniai baigėsi prieš kiek 6 mėnesius. Jūsų darbas yra malkas kirsti, o mano žmonės kirsti. Suprantat,
Man reikia nužudyti. Tinginys, dink iš čia, kol tavęs nenužudžiau! Ne, viskas gerai, aš išeinu tiesiog. Sveiki, aš labai atsiprašau, kad taip daug, bet man reikia rasti šitą panelę. Gal žinot, kur ji gali būti? Na, kažkoks. Aš nežinau, bet gali paklausti mano oškom. Ai, kurios čia galim paklausti? O, tu, gerai, tu gal žinai? Man reikia žinot, kur... Jos iš Italijos, grineveislės. Reikia itališkai paklausti. Tie tik itališkai supranta. Ciao, Bella. Posso dire veramente? Spreche. Tu, buongiorno. Sai questa ragazza? No? Conosci questa ragazza? No, non ce l'hanno, non lo so. Jie nežino? Atsiprašau, non lo so. Aha, basta. Basta, Lazia. Vai! Ha. Aš sakiau, neik į tualetą, kai aš valau! Niekad gyvenime nebeisiu į tualetą. Atsiprašau. Atsiprašau labai. Tu padėk man. Prašau. Gerai, man reikia nužudyti šitą mergaitę šiandien. Gal čia jūs? Ne, čia ne aš. Gerai, atsiprašau. Palaukit. Gal norite pakalbėti? Nebent trumpam. Daug žmonių šiandien. Nu? Tai gerai. Šiandien aš gavau naują darbą ir labai sunku. Aš ieškau tokio vieno žmogaus ir niekaip nerandu. Man irgi labai sunku šiandien. Atlyginimas mažas, šefas rėkia, viskas atsibodo, aš nežinau. Nu, o ko tu ten ieškai? Šitas žmogus. Ai, tai čia aš. Tai pala, tai tu... Gerai, tai aš esu Giltinė ir... Tai aš galiu tave nužudyti. Galėtum? Galėčiau. Gerai. Bet ne čia, nes paskui vėl šefas reiks. Bet man patogiausia čia. Gal einam į mišką, tenais papėko šankelmų atsisėsiu. Nu gerai tada, aš einam. Gerai. Dar toli? Nebijok, čia neskubės.
Man čia galva dėt? Ką žinau, jo. Nu, man tai pirmas kartas. Aš galvoju, turiu kavos atsinešiau, gal išgeriam? Jo, gerai. Ačiū be pieno. Jo, o tas pieno patinka? Jo. Kažko. Viskas gerai. Jo. Palaikyk biškį. Oi. Biškį paspringau. Sveiki. Labas. Taip padariau, jo. Bet jis nepanašus į fizinio lavinimosi mokytoją. Ai, gerai. Tai 700 kaip tarėmės. Užsuk pas mus. Gerai, ačiū.